Pašnekėkime apie A2 divizioną. Sekmadienio futbolo lyga, kaip žinote, A2 divizione dažniausiai minima yra Šventoji Trijulė, Salininkai, Lentvaris ir Vingis. Taigi, dabar minėsime šiek tiek kitokią tvarką. Salininkai, Vingis ir Lentvaris. Kas pasikeitė? Ogi pasikeitė turnyrinės lentelės pozicijos. Po to, kai Vingio komanda Lentvaryje išvykoje 4-1 sutriuškino lentvariškius ar lentvariečius, kaip jis geriau pavadinti, ir sutriuškino gal per skambiai pasakyta, tačiau įveikė pelnytai 4-1 ir paklausime būtent Vingio komandos atstovo Jevgenijaus Finkelsono, kame čia reikalas ir kas lėmė šitą tokį akibrokštą, kaip Vingis sugebėjo išvykoje Lentvaryje, kuris garsėja kaip ne pati svetingiausia aikštė Sekmadienio futbolo lygoje, įveikti šeimininkus. Sveiki, Evaldai. Sveiki, Jevgenijau. Taip. Sveiki, radijo klausytojai. Man tiesą sakant sunku pasakyti, nes aš tiesiogiai pats tų rungtynių nemačiau, kaip ir mūsų prezidentas Tarasas Ariol, mes kartu labai sėkmingai nusiplovėm nuo pačios sunkiausios turbūt išvykos. Koks pasiteisinimas būtų? Taip. Išvažiavom atostogų, gal netyčia taip išėjo, bet gal taip sutapo, bet rezultatas labai teigiamas. Aišku, teko bendrauti su komandos draugais, kurie pasakojo apie šitų rungtynių detalės. Galima sakyti, kad pirmas kėlinys, kurį mes laimėjom 4-0, buvo turbūt vienas geriausių mūsų komandos istorijos. Viskas pavyko, tvarkingai sužaidėm gynyboje, labai gerai realizavom savo progas. Antras kėlinys jau buvo, kaip sakoma, technikos reikalas išlaikyti tą pranašumą. Taip, vadovų nebuvo, spaudimo irgi komanda nejautė, reiškiasi. Greičiausiai, taip. Taip, ir dabar po šios pergalės be abejo, dar iki pabaigos turnyro dar liko ne vienerios rungtynės ir dar teks pakovoti su pačiais Salininkais. Tai antra vieta ir 3 taškai skiriantis nuo pirmos vietos tikriausiai suteikia pagrindo optimistiškai žvelgti į ateitį. Taip, dabar galima sakyti, kad viskas yra mūsų rankose. Belieka laimėti visas likusias rungtynes, skaitant paskutinės rungtynes su Salininkais ir greičiausiai būsim čempionai. Taip, taip paprasta. Bet mąstom aišku apie kiekvienas artėjančias varžybas ir dabar šeštadienį žaidžiam su Reaktorium, kuris labai gerai rungtyniauja šį ratą antrą, laimėjo berods 3 paskutinės rungtynes, tai kad mums kiekvienas rungtynės sekančios yra svarbiausias šiuo metu. Taip, mačas su Reaktoriumi vyks rytoj, šeštadienį, o sekmadienį manau, kad jūs apsilankysite ir Salininkose, kur susitiks Salininkai ir Lentvaris. Taip, būtinai mes visada stengiamės pasiūsti keletą šnipų į pagrindinių priešininkų arba artimiausių priešininkų varžybas, bandom pagal savo futbolo galimybės analizuoti jų žaidimą. Ir tikrai mes tenai būsim. Taip, pasislėpsim gal kur nors, kad nekristume tarp dviejų jo. Taip, supratau, bet žiūrint į prieš tai buvusias Lentvario Salininkų rungtynės, 4-0 laimėjo Lentvaris, tai ar tokios lengvos iš pažiūros rungtynių baigties galima tikėtis ir sekmadienio mače? Ne, manau, kad tikrai ne. Man atrodo, kad pirmam pate Lentvaris turėjo savo gretose dar pagrindinį savo puolėją, kuris dabar yra traumuotas ir negali padėti komandai, tai manau, kad dabar Salininkams yra tikrai duotume pranašumą. Plius jie žaidžia savo aikštę, kuri yra pakankamai specifinė dėl savo išmatavimo. Tai sakyčiau, kad Salininkai turi pranašumą, tikrai, nors mes sirgsim kovingas lygesnis. Kovingas lygesnis, be abejo. Būtų palankiausias ir intrigai palaikyti būtų pats įdomiausias rezultatas. Dėkuoju, Eugenijų. Taip, dar klausau. Ne, taip žinoma, kad mums yra palankiausias tas rezultatas. Tai man taip pat norėtųsi, kad turėčiau temą galbūt po savaitės, po 2 savaičių. Ir svarbiausia, kad paskutinis turas, kuriame jau Vingis žais Salininkose su Salininkais, būtų kova dėl nugalėtų titulo. O čia būtų visa apžvalgininkų svajonė. Taip, žinoma. Kągi, to palinkėsime. Ačiū. Gerai, dėkui, Evgenijau. Iki. Čia taip, A2 divizionas kupinas įvykių, jeigu praėjusią savaitę tarpusavį kovojo Lentvaris ir Vingis, 2 apdovanojimus pretenduojančios komandos, o galbūt ne tik į apdovanojimus, tačiau ir aukščiausią vietą. Tai jau sekmadienį Salininkose susitiks lyderiai Salininkų futbolininkai ir Lentvaris, kuris
patyrė skaudų smūgį savo aikštėje nuo Vingio komandos. Taigi A2 divizionas tikrai yra įdomus ir intriguojantis, 3 komandos kovoja tarpusavėje dėl pirmos, trečios